Neprispjaudyk čia į naują daiktą. Neslyst. Kas kodėl turi būti apdrausta? Va dabar išvažiuojam ir gulintį šerną sužaloju. Laukose kaip jam jaustis. Darysim vienaip, o kaip gausis aš nežinau. Va. Žemiau žemės nenukris. Reikia pabandyti pasižiūrėti, ar nenukris kardanas mums. Įdomu, kad čia per garsas buvo. Būna, kad ir medžių nepamato žmonės arba neįvertina galimybių. Visko pasitaiko. Visko pasitaiko. A, jau blogai. O, tokioj lygumoje sureguliuoti bus iššūkis. Vieni prisitaiko gyvenimui, kitiem reikia dirbti. Tai va, pavyzdžiui, man neišeina prisitaikyti, reikia dirbti. Gerai sudėjai. Nu patikrink. Ne, vakar. Nesuk dabar. Bus blogai dabar. Nu gerai sudėjau lėktis. Vieno rotoriaus greblys, tai mažiem ūkiam. Ir kiek skaitytų metralą? Nu va kaip barinta, kiek čia, 20 hektarų. 37. O, magnatas. Magnatas jau. Valdys. Nu tai va, barintui sočiai tokią daiktą. Vadinkim iki... Aišku, jeigu būtų vienas didelis laukas, tai tada jau siūlyčiau jam didesnį. Bet įtariu, yra daug mažų laukelių, taip? Daug mažų ir kreivų. Tai va, jeigu daug mažų ir kreivų, tai čia labai geras, tinkamas variantas. Reikia gal labai neskubėti, nes čia kažkaip nuo ryto ant veiksmo, tai... Tai po savaitgalio darbymetis yra vis tiek. Visiems įvairiausių gedimų, klausimų, neiškumų, patarimų prašo. Tai realiai, kol atvažiavau, tai visą laiką prakalbėjau telefonu. Problemos, pavyzdžiui, šiandien žmogus dirbo savaitgalį, pasigavo akmenį ten į žoliapjovę, lūžo, klausė, kiek dalys, kaip kas kur. Nu, va tokie einami dalykai. Tai. Kaip čia ką daryti, kaip su draudimu elgtis ir taip toliau, ir taip toliau. Technikos draudimas yra kiekviena nauja technika. Klientas, ypač jeigu ima per paramas, ten kažkaip ir būtinas apdraudimas. Kasko, sakykim taip. Dengia tai, kad nuo įvykių laukose, pavyzdžiui, irgi, kaip sakau, ten akmenį pasigauna, ten sulūžo kažkas darbo metu, nepamatė vairuotojas kažko, įvairiausių tokių. Yra ten tie sąrašai bendrovė, aš net nežinau tiksliai. Klientas susiskambina į draudimo kompaniją, gauna žalos numerį. Ir mes tada atvažiuojame, atliekam apžiūrą, defektaciją, o taip sakykim. Sudefektuojam techniką, padarom darbų sąmatą ir klientas tada galvoja, ar remontuoja servizus, ar savo jėgom bando susiremontuoti. Dažniausiai kviečiasi servizus. Tiesiog dėl laiko ir dėl kokybės. Apdrausta tavo irgi? Nežinau. Kaip tai nežinai? Negal. Baig, negali tai būti. Kodėl? Kas kodėl? Kas kodėl turi būti apdrausta? Va dabar išvažiuojam ir pagauni kokį laukinį gyvūną, ne? Stirną į šitą. Gulintį šerną sužaloju. Laukose kaip jam jaustis? Kaip man jaustis? Dedam kol kas formatuvą į šoną. Taip, o gal jam, žinai, buvo ta diena ir tu pataikiai. Čia ir dar 4 ilgesni gaunasi, kurie nesilanksto. Taip, tai jie turėtų būti va taip, kaip, matai, kad iš šonus. Realiai taip ir laukas tavo toliausias yra kur? Nu tai čia plačiava prie namų. Eik tu savo, kiek čia dažų. Vieno rotoriaus iš tikrųjų labai retai tenka paleidinėti. Nelabai kas perka vieno rotoriaus. Taip niekam nesakyk.
Šiaip Tai pasižiūrite. po 2 perka, vieną rotorių sakau, labai retai. Dabar taip, čia kardaną prikabinai, ne, nu sakykim, grandinę neklius. Nežinau, aš čia užkabinau, bet čia nežinau, kur čia, va, pavyzdžiui, jeigu viršui kabinti. O jeigu užklius, Blogai. blogai. Problema bus. Tai kad jau čia mažiausias jau. Šiaip rotoriai eina vienodi. Tik tai rėmai būna. Pavyzdžiui, būna 2 rotorių, tai visa šita dalis irgi būna ta pati vienoda. Šiai dienai rinkoje koks didžiausias, čia jau reikia vadybų klausti. Bet man ką yra tekę paleidinėti, palauk, kiek ten buvo, 12 metrų gal kažkas tokio. Va, žiūrėk, ten atsifiksuoju iš karto. Palauk, nemačiau. Lazda. Aha. Tai. Ir čia dar montuosis mums iš karto formatuvas. Formatuvas tai reiškia, su juo formuosim savalką mūsų sugrėbtą, dydį savalkos. Realiai, kuo jinai didesnė, tai yra, to bus gražesni rulonai. Jeigu darysim labai siaurą, labai daug reikės sukiotis. Masės yra šiemet žalės? Yra. Ar tikrai? Nu, man atrodo, kad šiais metais yra palyginus su praeitais. Man atrodo, nelabai. Ne. Net nesakyčiau, posunkis tas Kas? tentas. Taigi taip, vokiška kokybė visada būna sunkesnė. Čia, žinai, kai vogotuvas lenkiškas vienas galiu pasikelti ir nusinešti. O vokiškas jau dviese būtų. Žinai, ir taip pagalvotum, ar verta. Ramiai paliktam. Ne, tipo, blema būna kabini vogotuvo, neišeina, tai iš vieno krašto pakėlė, nunišį. Turim formatuvą. Galim maksimaliai netgi iki tiek. Tai čia nežinau, kiek reikėtų masės turėti, kad tokį jau formuoti. Mes kol kas paliekam, tik padėsi. Kol kas paliekam tiek, o tada žiūrėsim. Laukose gerai. Ir užfiksavimas būtų toksai. Tik man vis norėtųsi gal, kad, žemyn mes negalim lenkti. Už tai, kad į čeklius, tai va. Reikia pabandyti pasižiūrėti, ar nenukris kardanas mum. Prieš šitos darbos jungimo visada yra patartina rankam prasukti. Ten liečiasi. Nu, čia nėra lygų tai. Dabar aukštis šlaunų turėtų būti toks, kad lygioj vietoje, kada atsistoji, kad šitie nagų tarpai būtų daugmaž vienodi su tuo šono tarpu. Aišku, čia lygumo nėra, bet aš čia dabar ką matau, tai labai panašu yra. Dėl lygumo, žinai, pačią bendrą. Nes jeigu labai nuleisi, čia kabins, o ten nekabins, tai vėl bus paskui. Aukščių nepagausi, tai va. Tai čia centrinė traukia irgi vidury, tam, kad turėtų eigos į kalną arba nuokalnį, kad lankstytųsi. Kardanas tikrai gerai. Gerai šį kartą. Nu, tai kitaip. Paspjaudžiau vakar. Supratau. Vedam, jungiam. Taip. Tai atsitraukiam. Šalmus pamiršot. Jo, kardanas ten tikrai gerai. Įdomu, kad čia per garsas buvo. Tai čia vat palieka, o ten įma jau. Jo. Aš galvoju, kad čia blogai susukta, žinai. Kažkaip buvau įsivaizdavęs, kad tipo turi visi dantis vienodai. Bet čia gaunasi, šitie nagai visi vienodyti, tiesiog yra stripuko padėtis kita. Nagai yra vienodi. Jų keičiasi kampas, yra poveržlės čia sudėtas. Matai, yra įkalta po vienetuko, čia, jeigu pasižiūrėtum, yra dvietukas, nu, 2 brūkšneliai įkalti šitą pusę, matai? Ja. Ir jeigu poveržlę apkeistum, kito atsigultų kampu. Tai, nežinau, asmeniškai keiteliot neteko, kaip išeina iš gamyklos, taip ir lieka. Tai va, kas daugiau. Pavara sukimosi yra sausa, ten alyva kažkokia nesipila
Galbūt prieš sezoną reikėtų atsisukti alsuoklį, tą raudoną bumbulą, sakykim taip. Ateikit arčiau. Matote, ten yra dantratis, tai yra vainikas. Ja. Ir čia galima būtų įdėti, liaudiškai vadinamą solidolą. Kokį konkrečiai yra knyga nurodyta ten, NLG2, liktai, neatsimenu konkrečiai dabar. Tai va, bet čia realiai prieš sezoną, tai būtų patikra tokia. Po dienos darbo rekomenduojama pasitikrinti šitie varžtai. Kadangi yra didelis dažų sluoksnis, nauja technika, gali atsirasti vibracijos. Šitie 4 ir šitie, kur laiko ant dangtį. Tai va. Toliau ką, bandom susilankstyti. Jokių kažkokių papildomų čia tepalų dar kažko nereikia. Su liaudiškai vadinamų solidolų, sakykime, reikėtų šitie taškai pasitepti. Čia šitas yra ne veltui uždėtas, kad ant šitos turi būti fiksavimas koja. Būtent ant šitos štangos. Tai mes dabar turėtume ją atsukti. Taip, ją mes turėtume atsukti. Sukti ten. Ir kada lenksim šitą, ta koja mums užšoks. Tai čia būtų toksai virvę raudoną žemyn. Kaip supras, žemyn taip? Arba taip, arba aukštyn. Ir keliam. Pabėga. Ne, pabėga. Matai, atgal biškį dar. Va dabar. Keliam. Op. Ir kitas tas taip pat, ne? Aukščio nekliūsim niekur. Ne gal. Žinai, ką dabar išmokau gyvenime. Būk drąsesnis biškį. Žinai, ta drąsa, tai su ta drąsa ateina, žinai, ir biškį kitų dalykų. Ja, patirtis. Patirties ateina. Ar protą įgaunama? Kelk, aukštyn. Ne, bet... Stipriai kelk, o. Košės nevalgiu šiandien. Na, ko tu čia? Jaudinaisi vakar labai gal? Ne, vakar miegojau. Poilsio gavai. Ne, šiaip čia gerai užtepta. Netgi taip? Na. Šiek man aš pakalsiu. Šitas links į savo vietą, bet va dabar biški gal eiliškumas yra. Tikėjai iš kito galo. Gerai, viskas čia labai gerai. Praktika visur čia. Praktika. Va žinos dabar. Kažko čia sudėtingo nėra. Paprastas elementarus greblys. Greblys, ne vartytuvas. Greblys. Nes aš girdėjau kalbų čia kažkokių, kad jau ginčijatės, ne? Aš sakiau, kad čia greblys. Čia tik tai greblys. Čia nedobilas 3 ar 6, žinai. Ne, tai matai, kas yra vartytuvas. Teoriškai gali padaryti. Nedėti užuolaidas, duoti maksimalius sūkius labai didelius. Ilgamžiškumo atveju nežinau kiek laikys, bet taškys visur tada. Nes aš taip irgi galvoju, žinai, čia su pusbroliu kalbėjau, ten iš bėdos gali, žinai, tentą nuimbiški kažkaip pasižaist. Nes iš tikrųjų pasigalvoju, žinai, reikia grėblio, reikia vartytuvo ir kiekvienas, žinai, agregatas, jisai iš tikrųjų, lemba, didelius pinigus kainuoja. Vartytuvas, ką žinau, paleidau šiemet vieną, realiai po metus gal, porą paleidžiu tik vartytuvų, bet juos labai retai įmonės, kad nelabai tikslinga. Vartytuvas jau labai sausam pašarui arba kažkokią augino kultūrą unikalią, kur reikia, kad išdžiūtų kažkaip. Dar. Op. Na, pabandyk prikelt. O pirmai kėlė ar ne? Kelk. Gerai. Gerai? Gerai, neklius.
O čia nėra, kad užsifiksuotų kaip transportas, dar kažkas. Nu tai va, pakaba šitas įsifiksuoja, rotoriai nesisukiotų, tai svarbu, lasda šitą daugiau. Tai gerai, važiuojam tada, ne? Tik tiek, kad labai traukęs, gal čia daug išsukta tavo, bet nu gerai. Patrumpinsim vietą. Taip, varom laukus. Nieko, ką galiu pasakyti. Kaip sekėsi? Gerai. Tau tik taip atrodo, kad gerai. Kas? Tau tik tai taip atrodo, kad gerai. Dėl ko? Gal nežiūri? Nežiūri atgal žmogau. Reikėtų kartais atsisukti. Kas buvo? Kol kas nieko, bet supranti, labai perėjo per šakas, tai Blemba. ateity reikėtų jau pasileisti žemiau tas tentas. Mes atėjom, o ko, kai šį sukalsim plaktuką, turigi traktoriai? 2 gal net? Neturiu. Neturi, tai tada ką aš jums galiu atsakyti? Bus smagu. Įsidedi kaiščius, atlenk iš karto gali. Aš nieko nedarau, nelenda. Nieko nežinau. Žinau, bet nedarau. Klientas mokosi pats, klaidų mokosi. Klaidas daryk, kad išmoktum. Va, trauk. O, ir O šitas kam reikalingas? šitas kam reikalingas apsauginės lasdas, tai vis tiek, jeigu kliūtį sutiksi kažkokį medį, ne? Tai yra didelė tikimybė, kad pradžia atsirems į apsauginę lasdą, sakykim. Nu, ne į rotorių. Būna, kad ir medžių nepamato žmonės arba neįvertina galimybių. Visko pasitaiko. Visko pasitaiko. Prasukam, kaip sakiau. Aha. Kaip ir okei. Ką? Užkuriam Ir važiuot. ir iš lėto jungiam darbinį. Nežinau dėl aukščio, kas čia gaunasi. Bet, nu sakykim, gal ir panašiai. Nes čia taip tokiam lygume aukštį pagauti. Tik darbinį iš lėto jung. Iš lėto jung. Va. Nežinau, gal kokia Simona Lipnė. Duok apsuku. Važiuojam, ne? Gal Bandyk. su rankenėlė pasireguliuot galima bus, ar ne? Tai bus galima. Biški pavažiuok, nes čia, nu, nesuprantu aš. Lygu, nelygu. A, jau blogai. O! O! Mes visada dirbam... O, blet, veidrodį nulauši. Nieko to. Mes visada dirbam su rankiniu gazu, jokių kojinių. Užsidedam apsukas. Dėk apie kokius. 300, ne? Nu ir gana, nu sakykim. Ir viskas, ir jungi ir važiuoji. Dėl aukščio... Pasikel gal. Jo, reikia aukščiau pakelt. Bet vėlgi tas aukščiau, nu gerai, išjungi. Aš galvoju, kad pasikeliam Keliam čia tų visų pimpalėčkų daug. O, blemba. Aukščiau į kurią pusę gaunasi? Tai pasuk. Turėtų būti sunkiau suktis. Jo. Kyla liktai. Kelk, nes, nu, aišku, lygini dirvą, kur merausis, irgi labai puiku. Suk, suk. Ir čia pat supranti, tokioj lygumoje sureguliuoti jį bus iššūkis. Lygiai taip pat kaip su dalgė buvo. O ką daryti, čia tokioj lygumoje nieko nepadarysi.
Lemba liktis gražiai viskas. Dabar aukštai. Nu ne, sugrebė viską. Ir va dabar savalka, aišku, būtų daugiau masės, mes matytume kitokį vaizdą. Bet šiuo metu turime, ką turime. Ir tenai žiūriu, kas ten buvo, apmokas ten. Išlapau. Čia aš dar va 1, 2, 3 akmenys liko, tai pažiūrėkit dantis. Aišku, galėtume greičiau važiuoti, bet laukas toks yra pas mus labai jau. Labai, žinau. Ir vėlgi tas sureguliavimas. O tai vienoje vietoje sugrebė labai puikiai, o kitoje vietoje lieka. Čia nieko nepadarysi, aš tai manau. Nieko čia nepadarysi, nes va čia, va, pavyzdžiui, dabar, matai, jau kabina. Toks reljefas yra, čia reikėtų, žinai, atsėt, išsilygintas laukas būtų kitaip. Varkingai sugrėbti, kad čia kažkaip visada reikia apsigrėbti šonai bent porą kartų, o tada tiesiai jau varyti. Jeigu dirbtum samdomą darbą, tai nieko tokio, jeigu palieki. Bet dabar dirbate savo. Kai dirbi savo, jokių priekaištų negali kilti. Savo, eik tu savo. Pizdukas man. Kad tu žinotum, kaip man gaila to grėblio, tai tu neįsivaizduoji. Ne, ką daryti? Ką daryti, pasakytų man? Ką daryti? Nu nieko, žinai, galima. Laiko reikia. Vieni prisitaiko gyvenimui, kitiem reikia dirbti. Tai va, pavyzdžiui, man neišeina prisitaikyti, reikia dirbti. Tai faktas, kad... Ai, ko jis žengia, blei. Tik jis girdi viską. Ko jis žengia. Tik man sakyt negali įtarimum. Palėtint reikia biškį. Atsargin, akmuokai šauks į objektyvą. Sakys, o kai jis ten guli?